Kino filmai yra medija, turinti galimybę išreikšti vizualinę formą kitaip nei žmonės gali būti įpratę ją matyti. Kūrėjo užduotis arba tiesiog pasirinkimas yra kontroliuoti ją taip, kad filmas būtų įtaigus dar labiau negu pati vizualinė informacija. Kino kryptis yra subjektyvus matas ir kokio nors žanro ar subžanro vystymas yra tiesiog autoriaus motyvacijos rodiklis. Bet koks kinas vienaip ar kitaip veikia žiūrovą, tačiau ne bet koks kinas priverčia žiūrovą veikti patį arba sukurti kažkaip žmonių grupės įtakojantį procesą. Dėl to įtakingo kino kūrėjai tampa vedliais tų, kurie kvestionuoja įprastą ir tyrinėja alternatyvą. Būtent tokie žmonės simbolizuoja progresą, ir vienas iš tokių vedlių yra Amerikos dokumentinio kino kūrėjas Michael Moore. Mooras, dar būdamas vaikas, smalsiai reagavo į aplinką ir buvo be galo kūrybingas. Jį visada domino socialiniai žmonių ir jų grupių santykiai ir jų veiklų priežastys ir pobūdžiai. Todėl nebuvo staigmena, kad Mooras atrado save dokumentinėje kūryboje. Pirmą savo filmą Mooras sukūrė klodamas pamatus būsimai sėkmei ir reikšdamasis kaip įprastas pilietis kino pagalba kovojantis prieš didelius reiškinius. Mooras išgarsėjo filmų Bowling for Columbine, kuriame pašiepė ginklų populiarumą ir prieinamumą Amerikoje, taip sukeldamas didelį atgarsį ir prieštaringas diskusijas šalyje. Sėkmė tęsiasi ir toliau filmų Fahrenheit 9/11, kuris šaiposi iš Bušo politikos ir gilinasi į su tuo susijusius veiksnius. Beje, filmas tapo pelningiausiu dokumentiniu filmu istorijoje. Pabaigai, Mooras visada prašo žmonių mąstyti, padėti mąstyti kitiems ir suvokti, kad mąstyti reikia mokytis. You suppose he's pretty confident on those numbers on Iraqi security forces?